Užtarimo malda. Aš ieškojau tarp jų žmogaus, kuris pastatytų sieną ir stotųsi spraugioje tarp manęs ir mano tautos, kad jos nesunaikinčiau, bet nei vieną neradau. Ezechielio 22 skyrius, 30 eilutė. Vakar skaitėme, kad Dievas atiduoda žmonės jų nuodėmei. Jie gauna, kad tai, ko nori, ir sočiai, taip sočiai, kad jiems pasidaro blogo. Jis pasiūlė jiems malonę ir evangeliją, tačiau jie juokiasi iš jo. Jei Dievas leidžia jiems vadovauti savo netikiusiu išmanimu, tai jie pražuvę. Jie krenta žemyn ir patenka į pragarų sūkurį. Dievui nereikia net teismui, jie patys save nuteisė. Jiem nereikia siųsti bausmės. Jie patys savo yra pakankama bausmė. Dievas nori žmonės gelbėti, todėl jis atkakliai ieško žmonių, kurie priešinasi teismui ir užstoja šalį ir žmonės. Dievas nori gelbėti, bet kur yra žmonės, kurie jo maldautų. Jo rankos surištos. Jis gali mažai padaryti, nes jam reikia žmogaus pakvietimo ir prašymo. Juk žemė jis atidavė žmogų. Čia žemėje ir žmogaus žodis turi reikšmę. Dievas suteikė jo žodžiui reikšmę, todėl jis tik tada aktyviai veikia, kai jo prašo. Kur yra besimeldžiantys, kurie ant kelių kovoja už savo šeimą? Kur yra tie, kurie kaip Abraomas kovotų už draugus ir giminaičius? Kur tie, kurie kovotų už savo tautą kaip Mozė? Anuomet Ezechielio laikais Dievas nerado nei vieno. O šiandien mūsų šalyje yra tiek daug krikščionių, ką jie veikia. Kaip jie praleidžia savo laiką. O gal jie gyvena kaip pagonis, gerai yra tai, kas man naudinga. Kiti tai ne mano reikalas. Tegul kiekvienas žiūri, kaip tapti laimingu. Jie patys kalti galėtų skaityti Bibliją. Svarbiausia, kad man viskas gerai ir aš turiu savo ramybę. Pas mus yra tiek daug nebiblijinio mąstymo. Tiek daug to, kas neteikia Jėzui garbės ir jiem visiškai prieštarauja. Tiek daug dalykų, dėl kurių Jėzus galėtų verkti. Kiekvieną dieną mes priartėjome prie laiko pabaigos ir Jėzus sugrįžimą per 24 valandas. Ar mes ruošiamės? Ar tuščiai praleidžiame laiką? Mums nereikia tapti fanatiškais pamokslininkais. Užteks, jei reikiamą laiku pasakysime tai, ką Jėzus uždeda ant širdies. Ir maldoje užtarsime savo šalį, savo draugus, giminaičius, kolegas ir tam tikras kenčiančias žmonių grupės. Jei melsimės už politikus, jiems tikrai to reikia. Tai aišku, paskaičius žinias, jei melsimės už įvairias problemas pasaulyje, yra tiek daug, už ką turime melstis. Reaktyvuokime savo maldos gyvenimą ir nugalėkime maldoje. Paruoškime Jėzų kelią. Siekime palaiminimo pilnatvę savo mylimiesiems. Ką reiškia 1000 eurų? Lyginant su išgelbėta siela. Kaip kartais stengiamės įsigyti daugiau pinigų, nors dažnai jau užtektinai turime, o maldai nebelieka daugiau energijos. Anuomet Dievas nerado nei vieno, kuris norėtų užtarti šalį. Tačiau šiandien sakykime, aš čia, pripildyk mane, prašau tavąjį maldos dvasią. Viešpatie, padėk man taip organizuoti savo gyvenimą, kad turėčiau laiko maldai. Patrauk mane prie savęs, o Viešpatie, kad ieškočiau bendravimo su tavimi. Užpildyk mano širdį savąją meilę mano artimiesiems, kad norėčiau juos gelbėti. Nenoriu būti abejingas ir drungnas. Uždėk mane tavosios dvasios ugnimi. Amen.